Prie memorialo susirinkę Alytaus ir kitų Lietuvos vietovių žmonės prisiminė partizanų kovas. Pirmieji būriai Dainavos miškuose kūrėsi 1944-aisiais. Greit jie susivienijo į Dainavos apygardą. Ją sudarė Merkio, Geležinio Vilko ir Šarūno rinktinės. Dainavos partizanams vadovavo nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkai ir mokytojai. Yra įamžinta 490 asmenų. Yra įamžinti pagrindiniai Dainavos apygardos vadai, tai pulkininkas Kazimieraitis Vitkus, partizanų generolas Adolfas Ramanauskas Vanagas ir daugelis kitų. Taip pat čia įamžinti labai daug Alytaus valstybinės gimnazijos abiturientų, moksleivių, kurie jauni padėjo galvas už tėvynę. Memorialas Daugų gatvės kapinėse pradėtas kurti atgimimo pradžioje. Pirmiausia buvo pastatyta koplytėlė, kryžius, skulptūra kovojančiai tėvyniai. Jų autoriai Alytaus dailininkai ir tautodailininkai. Memorialo architektas taip pat alytiškis Linas Kalibatas. Čia ilsisi tik 2 partizanų palaikai. Kitiems pastatytos simbolinės atminimo lentos.